Nu, tai labas rytas. Nu, kam diena, kam rytas, kai atsikeli 2:30. Tai tau ir diena parata nesibaigianti. Aš gyvenu dar tą pačią parą realiai. Tikriausiai iki gyvi, sveikinamės nuo Kauno Marių pakrantės. Augustai, pasakok, kokią progą susirinkom čia. Gal pradėkime nuo pradžių tada. Prieš porą metų, kai buvo Lino Baranausko organizuojama 1x1 lyga, tada labai sekiau ir domėjausi, kaip ten kas vyksta. Pačiam nelabai gavosi tais metais dalyvauti dėl tam tikrų priežasčių. Ir šiemet, va taip pagalvojau, šiek tiek nusibeždžianiavau nuo Suvalkijos Fiderio klubo idėją. Linkėjimai jiem? Jo, linkėjimai kolegam. Ir sumastėm padaryti tarpusavį. Tiesiog va, tokią pusiau draugišką, pusiau kompetityvę lygą, kur tam tikras dalyvių skaičius, ištrauktos poros, vandens telkinys yra ištrauktas, vandens telkinio tiksliau vieta, nes žvejojam Kauno Mariose visose 3 vietose. Ištraukiama iš vakaro, kad ypatingai kauniečiai negalėtų atvažiuoti pasitreniruoti. Visiems vienodos sąlygos, kad būtų. Taip, susirinkti vietas. Ir taip gavosi, kad organizatoriai kovoja paskutiniai, nes niekaip nesusiderina laiko. Mes paskutinę minutę, gegužės 1 dieną, nedarbo dieną švenčiam prie vandens. Kaip ir daugelis, nes šiandien, jeigu ne Augustas, tai vargu ar būtume gavę vietą čia. Teko pakovoti šitą 4 prieš 4. Apie 4 buvau, tai va čia ir va ten dar vieną vietą. Na, tai pasisekė. Tai va, tai suvedė burtai, tai žvejosim, varžybinių tempu 5 valandos. Tik tai, kad galbūt jums būtų įdomiau žiūrėti, pasiūliau tokią mintį, kad, pasižiūrėsim pagal staciją, ar 2 kartus, ar kartą padarysim tarpinį svėrimą. Ar po 2,5 valandos, ar 2 ir 4 valandą, kad pasižiūrėt, kaip sekasi. Bet Richardai būtų paprašiau, kiek jam dar iki manęs. Jo. Arba Augustai. Arba man, kad labiau tikėtina. Tai jaukai, kaip visada VDA, pas tave truputėlį jaukas. Paskanintas, pas mane kitais prieskoniais paskanintas. Jo, šiandienais skirtingos temos. Jo, pas mane, vėlgi mes taip žiūrėjom, pakankamai sunkus jaukas skirtas karšiui, tai aš labiau į didesnį karšį taikausi. Pats tas kirvytai. Jo, pats tas kirvytai. Tai va, skirvytinis variantas prieš varžybas. Treniruotė Kauno Mariose skirvytinė. Tai pažiūrėsim, ar karšiui patiks tas receptas. O daugiau nežinau, tai bandysim, žiūrėsim, gal pabaigoje papasakosim daugiau apie pačią žvejybą, kaip kas sekėsi. Jeigu bus ką pasakot? Bet kuriuo atveju bus. Bet kuriuo atveju kažką papasakosim, pasidalinsim to mintim. Taip labai bendrai prabėgant, tai kažkokių super subtilybių nėra čia. Kas žino, tai žino tą vietą. Tai matyt, vėjas pakankamai didelis, nors šiandien, ačiū Dievui, jisai mums truputėlį šoninis. Tai į 100 metrų vargu ar išeisim, nes didelį gūsiai, tai taško neišlaikysim. Tai matyt, aš dar netoks patyręs, kad tai čia 100 metrų. Tai matyt, artima distancija 30-40 ir 50-60. Tai va, o ką daugiau, tai ten pavadėliai. 0,1 tikriausiai, kabliukai nedideli. Arba dideli, negali žinoti. Negali žinoti, kaip žuvis realizuosi. Aš turiu šiaip mintis startuoti su didesniu. Aš galbūt su mažesniu, tad pasižiūrėsim. Tai va, tai iš gyvų, tai klasika, musės lervos. Dziko, liaudiškai sakant. Dziko, matylio, uodotruklio lervos. Aš truputėlį slikutrą, tas skandintų visokių, kastariukas. Ir bandysim, žiūrėsim, žaisim. Turim biškį įvairios chemijos. Chemijos tai šiandien yra tikras chemijos. Jo, tai vat pasižiūrėsim, pasižaisim ir matysim. Tai ką, judam. Let's go. Skanus jaukas? Paragauk. Niam. Ne, tu paragauk. O kur alutis? Nealkoholinis? Aš tik alkoholinis. Va. Vyksta procesas, pasiruošimas. Kaip ir žaisėjimas, viską. Čia mano jaukas. Richardą mėsa. Čia žiūrėk, pas mane žalias, viską gražiai. Neminėsim garsiai kas. Standartinis, kaip sakyt, Kauno Marių jau. Jo, va koks gražus vaizdas. Žiūrim. Darom tada, ar ne? Tai galim daryti. Va.
visokių čia pagardų, jaukas. Einam patikrinsim Augustą. Kontrolė masalų. Prašom teisėjas, sorry, tik tai šiandien nepypsia. Nena, leidžiam. Darom tą pusę biškį atveršką. O, ok. Jeigu nori. Tai gerai, gal matosi. Čia Matosi daug dziko, labai daug dziko, tai sulaužys man meškerė. Tai, o kaip kad taip, o kaip kad taip. Kaip sakant, blogo nelinkim, gero irgi ne. Kaip kalnų ožiai. Nu tai ką, bičiuliai, artėja kova. Startuosim, bandysim. Mes pramynėm Dovydas prieš Galijotą. Nu, tai va, kaip kalnų ožiai ant akmenų, bandysim, startuosim. Nu, rezultatus pamatysim už poros valandų. Nu tai ką, eisim svert. Kai juokavom vykos nukedaužis. 24 žuvis pas jį, pas 25 pas mane. Bet pas mane 3 paukščiai, pas tave vienas, ne? Vienas. Ajajaj, įdomu. Spėjimas, kiek svoris? 4-2. 4 daugas spėja, aš nežinau, nu 25 tai 4, 3, 50. Gerai, žiūrim, davai, tempiam žuvį. Tavo pirmas sveria. Koks skirtumas? Aš taip noriu. Tu taip nori. Nu taip, neštų. Noriu pamatyti savo ir tada, žinai... Jau žinosi, ne? Ne, būtinai žinosi. Tačiau. Išimsi? Ja. Tenai neužsuktas, tiesiog nuimk ir viskas. Nukelk ir viskas. Tik tai gal nepasileidžiam, nes gali reikėti persisvert. Ką? Gali reikėti persisvert. Kažkai gal ir nusikopint reikės, taip žinai. Nu, žinok. Jau net mano spėjimas. Taip man sakanuojat. Dar skapau. Atrodo didesnė ta žuvytė pas tave. Pūgžlius, blemba, išrink visus aš matau. Nėra, nėra. Oi. Matai, stovi karšiuką, jau viena tik daugiau didesnis. Viskas? Turėtų būti. Nu, stresas, Nu. įtampa. Nuliukai, ne? Pasitikėsim, galiu. Sveria. Ponas pataikė tas svoris savo? Ne. Kiek? 5, 8, 5. Su galva. Na, tai- Fiksuojam.
Normaliai. Čia pala, žiūrėk, įmetam čia iš karto. Įmės tada kažkur gaunam. 5-8-5, gerbimieji. Tai ką? Momentas atkurių laukiam. Antro herojaus. Laukiam. Tokia nuojauta sako, kad tavo. Nes pas tai kojas daugiau. Tuoj pasižiūrėsim. Koja šiandien buvo... Pas tai irgi viskoje. Lenda panašiai, labai panašiai. Nu, va tai pakėlus, tai nesuprasi. Kas tavo atrodo didesnė vizualiai? Viskas? Ne, dar vienas išeis. Kur? Didelė. Labai svarbu. Iškirpsim tą žodį. Nesikeikiant. Kur jis jau? Nu, nuliukai. Nu, ir tai yra. Ir tai. Penki, 9, 6. Nu ką, sveikinu kolega. Ačiū kolega. Augustas pelnytai nugalėjo. 15 gramų ar 10 gramų, nu? 15-10 ten paklaida, kaip sversi, ar kibirė, ar sėti. Paskutinė kuoja 5 minutės, ne? Jo? Na va, nu ką padarysi? Būna taip Šaunuolis, kartais birštonas tavęs laukia. Mano mylimas Birštonas. Kartais laimi, kartais pralaimi. Viskas gerai. Tai papasakom gal apie pačią žūklę. Atsiprašom beje, kad nedarėm svėrimų. Kažkaip azartas pagavo, nusprendėm, kad ne. Tai pabaigoje viską padarėm. Jo, nes realiai tas azartas prasidėjo nuo ko, kad ta tokia kava prasidėjo nuo to, kad aš labai greitai 3 žuvis. Pirmi 3 metimai, 3 žuvis. Nu galvoju, viskas, jau Augustas važiuoja ir nuvažiuos, tai man ten jau tą patį ir aš galvojau, kad sakau, užsikursiu, tempuosiu, trauksiu čia N skaičio tos žuvytės. Bet po to labai greitai apstojo viskas. Teko pradėti labai mąstyti, tai Richardas įsiveržė žuvų prasme į priekį. Tai bet čia tik aš antroji pusė. Nu gal antroji, jo. O ką tu darai šėryklą, kokią naudojai? Aš, ką dariau iš starto, tai aš jaukinausi su šeriminė šėrykla. Būro. Didesnė ta? Jo, didesnė. Tai, nors šiaip jinai gal yra M, man atrodo, nes šiaip pakelį būna M ir L, bet tai pas mane M, man atrodo. Tai nes tik tokią turėjau, tai vat su tokia daviau 6-7 šėryklas berot startui, ten biškį dėjau skandinto, biškį karpito dziko. Ir po to pradėjau gaudyti su Prestono L šulinukų metalinį. Metalinį, nes iš garso pas tave matėsi, kad metalas jau grinai. Jo, metalas. Bet kai apstojo kibimai, buvau susimažinęs iki gūrų, iki iš vis S dydžio su 4 gramų svareliu, tai vieną biškį didesnį mies. Bet po to galiausiai, kai vėl pagalvojau, kad gal aprimo žuvis reikia daugiau duoti jauko, tada pasiėmiau į Prestoną tą L ir visą dieną su tą jauku padražiau. Supratau. Pas mane tai, Augustas pradėjo gaudyti, aš tada pradėjau galvoti, nes per 1 valandą buvo tik 3 žuvelės. Tai ir 6-7. Kažkuriuo metu galvojau gal bandyti į tolimą distanciją, nes gaudėma buvo artimoji. Pas tave Kem 5, ne? Pas mane Kem 5. Pas mane Kem 2. Nu tai atstumas tas pats, iš principo praktiškai. Tai aš ką padariau, paskui vidury žuklės pasikeičiau iš atviro tipo į uždaro tipo šėryklą. Aš mačiau, kad tu su uždaro gaudai. Ir tada man prasidėjo veiksmas, aš tada pradėjau padavinėti, nes prieš tai aš taip atsargiai padavinėdavau truputėlį uodą trukliavų, truputėlį kasterio. Pasižiūrėjau, kad pamačiau, kad kažkurioje vietoje karšiukas išlindo, galvoju. Ir šiandien ant kablio įskirtinai tik matylis, bent jau man. Ir dzikas. Nu, dzikas, jo. Bet ir matylis, aš kai buvau porą kartų uždėjęs tik matylį, irgi ant to dirbau. Bet dzikas vienas, aš nieko nepadavau. Nieko, aš irgi turėjau patampimų, bet nebuvo jo tokie, kad verti. Tai va, aš kažkaip pagalvojau, kad matylis, tada pradėjau padavinėti karpytą, tada smulki žuvis. O tada pabaigoje į kitą antrą pusę padavinėjau cielą. Ir tada tie karšiukai pas mane pasirodė. Ir aš dar chemijos pakankamai nemažai. Karamelės ir to VD vaito. Tai va, čia tokie buvo 2 dedamusios, aš baigiau čia 2 dedamųjų.
Ir ką, ir toks rezultatas, sugaudėm gražiai, praleidom gerai laiką, gaila saulė per vėlai išlindo. Per vėlai gerokai. Jo, būtų buvę smagiau. Arba mes per anksti pradėjom, bet yra kaip yra. Čia su tokiu vietų žimtumu, čia Kitaip mes neišeis. čia vėlai pradėjom palyginus per mano krapštymąsi. Šiaip, atrodo, galima būtų sakyti, kad gal tipo man taktika buvo geresnė, kad aš, tarkim, karpiau kasterį, o ne dziką, bet kai toks grabų skirtumas, tai čia tiesiog ir sėkmės reikalas. Nes ir jaukai pas tavę jisai buvo smulkesnis, pas mane buvo drėgnesnis, tokios, daugiau karšiai, bet pačioje pirmoji pusėje pas mane kojos kaip buvo. Kojos, nes aš gaudžiau atvirą šėryklą, tada pasikeičiau į uždarą, tada pasirodė karšiukas. Bet aš visą dieną gaudžiau realiai su atvira ir visą laiką buvo. Bet pas tavę metalas žičias kęsta vėlgi truputėlį, o su plastiku gaudžiau. Bet, jo, galbūt. Detalės. Detalės, tai va, tai smagi žvejyba, pagavom žuvies, džiaugtis lieka tuo, kad daugiausiai iš visų komandų. Aišku, ir vėliausiai gaudėm. Tai toks, kaip sakom, kas pakels uodegą šuniui, jeigu ne pats. Tai va, tai ką, birštones. Atvarys patreniruoti? Nepažadu, bet palaikysiu. Gerai. Tai va, tai dar kartelį sveikinu. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot. Iki.